Kokias technologijas naudoja kiekvienas robotas aptikti kliūtim, jeigu kieme guli žaislai ar kažkokie kiti daiktai? Labai geras iš tikrųjų klausimas, kadangi tai yra labai aktualu, nes ne visi mes gyvenam futbolo aikštėse, daugelis turi ir vaikų, ir naminių gyvūnų, taigi tos kliūtis gali būti kaip stacionarios iš tikrųjų, bet lygiai taip pat gali būti skirtingos, tai yra kažkokie palikti žaislai, kamuoliai ir taip toliau ir taip toliau. Šitoje vietoje abudu robotai padarė didžiulį progresą. Ir jų aptikimo technologijom tikrai galima pasikliauti, nes visų pirma, jie naudoja jutiklius panašius kaip jūsų automobiliai naudoja tam, kad parkinge... Parktronikai, kad neatsitrenktumėte kitą automobilį, bet dar papildomai šitie robotai lygiai taip pat, kaip ir kai kurie automobiliai, naudoja kameras. Taigi, jie puikiai mato krūmus, puikiai mato medžius, tai mato paliktus žaislus. Ir šitoj vietoje, kaip anksčiau buvo su laidais, reikėjo ten, sakykime, krūmus kažkokius ar medžius reikėjo apvedinėti. Šiuo atveju absoliučiai to nereikia, kadangi robotai patys visą tai pamatys, apvažiuos ir jums nieko nereikia net programuoti papildomai.